Užsidirbk pinigų kalbindamas žmonės. Renku žmonių kalbintojų komandą, kur turėsite jūs galimybę tiesiog pakalbėdami, gaudami telefono numerį, atsiųsdami uždirbti pinigų. Kaip tai bus, klausykite, papasakosiu, kaip tai vyksta. Jūs einate tarkim, aplinkui netoli savo gyvenvietės arba belė kur Lietuvoje, einate pas žmonės, galite belsti į duris, labą dieną. Tai gali būti arba butai, arba gali būti namai nuosavi. Nesvarbu. Soduose galite kalbinti, visur galite kalbinti, ar ne? Ir klausimas pagrindinis. Labą dieną, gal iš kaimynų ar pažįstamų kažkas parduoda turtą. Tai jeigu butą klausėt, gal butą kas parduoda, o gal sodybą, į sodybą arba namą, kas namą parduoda, ta prasme gyvenamo ploto. Ir jums būna, kad sako, nežinau, nu tai jeigu nežinau, tai viso gero, taip ir taip. O jeigu sako, va, žinau, ten šitą parduoda, bet neturiu telefono numerio. Tai tada jūs paklausėte, o kaip jūs galvojat, kas galėtų turėti numerį? Gal kuris kaimynas, gal kažką. Jeigu nežino, tada viso gero. Ir jeigu žino, tada jūs einat pas tą žmogų, kuris tai parodė, ir tada gaunate telefono numerį. Tada jūs atsiunčiate telefono numerį man, geriausiai į SMS žinutės, arba aš Telegrame dabar sukūriau grupę specialiai. Tai va, tai jūs parsisiųskite Telegram appsą, prisijungkite tenais, mane pagal telefono numerį pridėkite tenai. Ir parašykite, aš jūs įdėsiu į grupę, ten, kur yra žmonių kalbintojai. Ir tada man reikės jūsų banko sąskaitos numerio, kad galėtume pervesti jums pinigus, kada jau bus pardavimas. Pabrėžiu, pinigai bus tada, kada agentas pasirašys sutartį ir parduos turtą. Taip pačiai, kada ir pas mus įmoniai, agentai, reklamuotojai, visi, kurie prisideda prie pardavimo, kada jie dalinasi pinigus ir tada ir jūs gausite. Tai ką jūs galite daryti, jūs tiesiog renkate numerius, vis man paduodate, o po to nei iš jo, nei iš to jums pradės kristi pinigai. 100 pm. Va, sumos, ne, apie sumas. Pas mus yra 5% nuo komisinių už kontakto gavimą, ar ne? Kas gavo tą kontaktą. Tai mes sistemoje pasižymėsim jūsų vardą, pavardę ir sąskaitos numerį, banko sąskaitos, kad galėtume jums pervesti pardavimų įvykus. Ir tai yra 5% nuo komisinių. Komisiniai mūsų prasideda nuo 2000 eurų. Tai reiškia, kad jeigu komisiniai yra 2000 eurų, jūs gaunate 100 eurų. Jeigu brangesnis objektas, komisiniai ten 2,5 ar 3000 ir taip toliau, jūs gausite atitinkamai daugiau pinigų. Jeigu 3000, jūs gausite 150, jeigu 4000 komisinių agentai uždirba, tada jūs gausite 200 eurų už kontakto gavimą. Tai gali daryti visiškai bet kas mėgsta pakalbėti, ar mėgstat, ar nemėgstat, tiesiog kalbinkit žmonės, kuo daugiau pakalbinsit, daugiau gausite numerių, atsiųsite man ir jums kris pinigai už tai. Aišku, pirmą mėnesį kokį dirbsite stipriai, dirbsite, o po to antrą mėnesį jau jums pradės kristi pinigai. O gal net ne antrą mėnesį, gal po savaitės jau pinigai jums įkris. Kas čia žino, būna ir tokių atvejų, ar ne? Tai yra nebloga galimybė, kur nereikia kažkokių tai turėti specialių resursų, man siūsti, kažko pirkti, taip toliau, kaip buvo su skelbimų klijuotojais. Skelbimų klijuotojai, tarp kitko, dirba, su jais viskas tvarkoj. Bet Kaune ir Vilniuje ir Klaipėdoje neveikia tie skelbimai. Ten reikia naudoti žmonių kalbinimą. Žmonių kalbinimas veikia ir didmiesčiuose, ir kaimuose, kur tik tais nori. Tai yra galimybė užsidirbti. Tai va, aš jums siūlau kaip mūsų komandos nariui, be jokio prisijungimo, be nieko, prie komandos tiesiog Telegrame prisijungsite į tą grupę ir tenais bus taisyklės pasakomos, ten vyks diskusijos apie tai, o jau į privatą man siūsite telefono numerius, kur gavote, ir mes sistemoje pažymėsime, kad tai būtent jūs atsiuntėt ir po to mes jums įmetam pinigų. Kada pinigų dalybos būna, visada parduodamas objektas, pinigų dalybos pas mus tarp komandos būna. Reklamuotojas gauna, šildytojas gauna,
šildytojas tai telefonu, jisai supažindina su, kad įmonė, kad darbo principai mūsų tokie, taip toliau. Tai va, tai šildytojas, reklamuotojai, brokeris ir kontakto gavėjas galite būti jūs. Tai va, tai visi tie žmonės dalinasi pinigus tada, kada yra pardavimas patvirtintas pas notarą, kada va tokį va popierių gaunat, va. Čia va notaro biuras parašyta, ar ne? Tai va, tai tiek būtų, parsisiųskite telegramą būtinai ir galėsite siūsti man kontaktus ir tokiu būdu gausite bonusus. Mes pakeliam pinigų, mes dalindamėsi pinigus ir jums tada duodam gabalėlį. Ir viskas. Iš anksto nemokėsim, todėl kad čia buvo tokie, kad oi, man iš karto sumokėk. Gerai, sumokėsiu iš karto ir kas bus? Paskambinu, o ten koksai nesveikas ar žmogus, ar alkoholikas, arba kosmonautas, kuris nori trigubą kainą negu vertas turtas. Tai su tokiais mes neprasidedam. Vis tiek, jeigu gausite 10 kontaktų, 1 ar 2 bus geri. Nu, greičiausiai turbūt bus geri. Negali visi būti normalūs žmonės. Kai kurie yra kosmonautai. Arba gerai, su kosmonautais mes galime dirbti, jeigu jiems tinka mūsų sąlygos. Bet dažniausiai kosmonautams mūsų sąlygos netinka, tai jie sako ne. Nu, tai atkrenta dalis tų žmonių, kurie yra nekonkretus, jie nėra rimtai apsisprendę, tai vad jie ir atkrenta. O tie, kurie rimtai nori parduoti, jie dirba su mumis ir dar džiaugiasi, sako, blemba, kaip gerai, va. Net nežinojau, kad, sako, yra tokia įmonė, kuri dirba šitokiais metodais. Tiesiog, tai va, skelbimų, ne skelbimų klijuotojai, blemba, čia bus dabar žmonių kalbintojai, va.